Treneri, 3 kėlinius puolimas veikė puikiai, ketvirtame kėlinyje įmetė tik 8 taškus. Kas nutiko su komandos puolimu? Nutiko tai, kad ant galo pavargo žaidėjai ir buvo akcentuota žaisti per vidurį, bet jie vis tiek bandė mesti iš toli ir nepataikė, nuovargis pasireiškė. Užtat taip ir gavosi, nors palyginus pagal statistiką 3 taškus metėm gal neblogai, iš 50%, bet tai čia pradžia. O ant galo, kaip akcentavom, kad žais per vidurį, tai vis tiek nedarė to, ko iš jų buvo reikalaujama. Ir aišku, čia ne tik galą mes pralašėm, pirmoji pusėje pralašėm kamuolius, nuėjome vėl 12 kamuolių, baudų nepataikėm ir padarėm 12 klaidų. Tai čia jau dar skaitau, dar visai gerai mes čia sužaidėme. Tai antros varžybos jau iš eilės ir ta pati problema, atkovoti kamuoliai gynybai ir nepataikytos baudos. Ar tai reiškia, kad komanda vis dar turi tokių spragų aukštaūgių priekinėje linijoje, nes kamuolių iš tikrųjų po mūsų krepšio trečiose rungtynėse iš eilės mums renkama labai daug? Aukštaūgių tai gali, bet jeigu kiekvienas žaidėjas atsitvertų savo žmogų, tai tas kamuolys nukristų ant žemės ir paimtų mažą. Bet reikia visų pirma atsitverti savo žmogų ir tada, manau, ta problema, kuri yra, tai mes akcentuosim dabar per treniruotės būtent, manau, išspręsim. Treneri, 2 iš eilės nesėkmės, tokias gana apmaudžias nesėkmės paskutinėmis mintimis, ar nepaveiks komandos psichologiškai visgi tas pralaimėjimų tokia, dar ne serija, bet tokie apmaudus pralaimėjimai? Ne, tai Rūbinį tą patį pasakiau, kad nereikia nuleisti galvų, čia tik yra pasiruošimo etapas, bet su kiekvienom varžybom mes turim kažką gerinti, kad mūsų žaidimas gerėtų ir tada mes matysim, kad mes dirbam taisyklingą kryptį. tą linkme ir dar laukia eilė draugiškų varžybų, manau padarysim tai, kas priklauso ir kad tie rezultatai pagerėtų ir kad ateitų tos pergalės. Bet turbūt džiuginančių momentų taip pat yra tiek rungtynėse su Kriva Basket, tiek šiandien buvo ir gražių momentų, gražių atakų, gerų momentų gynyboje. Tai be abejo, tai turi ateiti, nes jau sportuoja salė, jau kiek sportuojam, tai jau su kamuoliu ir žaidžiam, tai jau turi, tai sakau, dar kol kas nepagaunam to žaidimo, kokį aš norėčiau matyti iš jų žaidžiam. Tai sakau, kartuosius, dar yra laiko. Kada galima būtų sulaukti pastiprinimo priekinėje linijoje? Artimiausiu metu.